Atsisėsk arba atsigulk, taip kaip kūnui būtų patogu. Užmerk akis. Leis sau švelniai įkvėpti ir iškvėpti. Dar kartelį lėtai įkvėp per nosį ir švelniai iškvėp per burną. Pajausk, kaip tavo kūnas palengva atsipalaiduoja. Dabar savo vidinį žvilgsnį nukreipk į pėdų pirštus. Kvėpuok šita kūno dalim. Įkvėp giliai per nosį ir iškvėp per burną. Savo vidiniu žvilgsniu stebėk pėdas, kvėpuok pėdomis. Įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Vidiniu žvilgsniu kylam aukščiau. Įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Kvėpuoji blauzomis. Įkvėp giliai per nosį ir iškvėp per burną. Vidiniu žvilgsniu kylam šiek tiek aukščiau. Įkvėp per šlaunis. Įkvėp giliau. Įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Dar kartelį įkvėp per kojas nuo pirštų galiukų iki šlaunų. Įkvėp kiek įmanoma giliau ir iškvėp per burną kiek įmanoma daugiau. Matyk, įkvėpdamas per nosį, kaip nuo kojų pirštų galiukų teka raudona, galinga žemės energija. Ir iškvėp per burną visą susilaikiusį negatyvą, nešvarumą per burną. Tada vidiniu žvilgsniu kylame aukščiau. Kvėpuoji klubų apatinę nugaros dalimi. Vienu stabiliu ritmu. Vidiniu žvilgsniu kyli aukščiau. Pilvas. Kvėpuok šita kūno dalimi. Giliai įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Giliai įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Dar kartelį įkvėp per nosį ir matyk, kaip dangiška, dieviška, balta šviesa keliauja nuo pirštų galiukų iki pilvo. Iškvėpdamas vizualizuok visą negatyvą, nuoskaudas, blokus, skausmą, nerimą,
Iškvėp per burną. Dar kartelį ramiai įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Vidiniu žvilgsniu kylame šiek tiek aukščiau. Matyk savo šonkaulius, viršutinę pilvo dalį. Kvėpuok šitą kūno dalim. Ramiai. Jeigu jauti dilgčiojimą, matai dėmę, viskas tai yra normalu. Jeigu nejauti, viskas su tuo gerai. Kvėpuok įprastai. Stebėk. Vidiniu žvilgsniu kylame aukščiau. Krūtinė. Viršutinė nugaros dalis. Rankos. Rankų pirštai. Įkvėp dieviškos baltos energijos per nosį ir iškvėp visas susilaikiusias emocijas per burną. Dar giliai įkvėp per nosį ir visą tai, kas tau atitarnavo, iškvėp per burną. Dar ramiai giliai įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Vidiniu žvilgsniu nukreipk į pečių zoną. Kvėpuok kairiuoju pečiu. Giliai įkvėp ir iškvėp. Vidinį žvilgsnį nukreipk į dešinį petį. Giliai įkvėp ir iškvėp. Stebėk savo pečius. Kvėpuok jais. Ką jauti? Jei jauti sunkumą, giliai įkvėp, vizualizuok ir iškvėp per burną. Vidiniu žvilgsniu nukreipk į kaklą. Įkvėp giliai per nosį ir iškvėp per burną. Dar kartelį giliai įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Vidiniu žvilgsniu kylam aukščiau. Žandikaulis, lūpos, skruostikauliai, nosis, akys, kakta, ausys. Pajausk kiekvieną savo kūno veido ląstelę. Giliai įkvėp ir iškvėp visa, kas atitarnavo. Dar kartelį giliai įkvėp ir iškvėp. Vidiniu žvilgsniu kylame į plaukus. Kiekvienas plaukas. Pažvelk. Giliai įkvėp
ir iškvėp. Giliai įkvėp. Visas senas energijas iškvėp per burną. Nukreipk vidinį žvilgsnį į pakaušį ir įsivaizduok, ten virdulys. Nuimk dangtį ir visas mintis, negatyvias, teigiamas, paleisk. Paleisk, kad jos tekėtų. Giliai įkvėp per nosį ir iškvėp per burną. Dar kartelį giliai įkvėp per nosį ir su lengvumu iškvėp per burną. Dar kartelį nuo kojų pirštų galiukų, blauzdų, plaunų, pilvo, krūtinės, rankų, pečių, kaklo, veido, plaukų ir viršugalvio. Įkvėp giliai tekantį orą per nosį. Kvėpavimą sulaikyk ir giliai iškvėpk. Pajaus, kaip tavo kūnas atsipalaiduoja. Tu leidiesi vis gilyn į savo vidinį pasaulį. Dabar įsivaizduok, kad eini takeliu per mišką. Saugų mišką. Saulės spinduliai krenta pro medžių viršūnes. Oras čia skaidrus, tylus, kupinas švelnumo. Kiekvienas tavo žingsnis vis arčiau kažko tau labai svarbaus. Tu žinai, kad tu eini susitikti su savimi. Su tuo, kuo buvai, ir su tuo, kas vis dar esi, su savo vidiniu vaiku. Priešais tave tunelys, tamsus, bet saugus, o ten tolumoje šviesa. O šviesoj ant minkštos žolės sėdi vaikas. Tai tu mažas, gal vos kelerių, o gal šiek tiek vyresnis. Jis pastebi tave. Ar tu matai, kaip jis į tave žiūri? Ar jis laukia tavęs? Leisk jam nuspręsti, ar prieiti prie tavęs, ar pakviesti tave. Tu artėji šalia jo. Tu atsisėdi šalia. Tiesiog esi. Pažvelk jam į akis. Galbūt nori paklausti, kaip tu jautiesi. Ko tau dabar labiausiai reikia? Ką nori man pasakyti? Tiesiog klausyk. Leisk jam kalbėti per vaizdus, jausmus, žodžius, bet kokiu būdu. Gali pastebėti, kad atsakymai ateina netikėtai, kaip intuicija. Leisk visam tekėti savaime.
Dabar tyliai paklausk, ką tu nori, kad žinočiau šiandien, ką pamiršau, bet turėčiau prisiminti, kokį žingsnį dabar galiu žengti su meile. Galbūt tau tas mažas vaikas parodys simbolį, galbūt žodį, o galbūt vietą. Gal tiesiog jis tave apkabins? Pasitikėk. Gal iš karto neišgirsi atsakymo, bet jisai tave pasieks. Leis sau būti tiek, kiek tau reikia. Laikas pamažu atsisveikinti. Gal nori apkabinti vaiką? Gal nori pažadėti, kad sugrįši? Tu atsistoji ir palengva grįžti tuo pačiu takeliu atgal. Kvėpavimas vėl grįžta į tavo kūną. Ramiai, be skubėjimo. Pajunti savo rankas, kojas, galvą. Pirštus. Ir kai būsi pasiruošęs, švelniai atmerk akis. Gali užsirašyti tai, ką pajutai. Kaip jautiesi susitikęs su vaiku. Nepamiršk, tu visada esi tas mažas vaikas.